šnekėsiu, vienvainis, gal ir tilpsim drąsiai. Taip, tai aš esu Aidas, komercinio transporto įrengimo specialistas. Įrenginėjom įvairius įdomius automobilius ir nuo šių metų tapau Voltronas grupės dalimi. Tai yra sunkvežimių servisas. Mano patirtis, kaip ir Mantas minėjo, prasidėjo nuo Lauta Motors, į kurią atėjau visai įdomiai iš tikrųjų, nes labai ilgai ieškojau darbo automobilių salone, bet įsidarbinau transporto įmonėje, kurioje pradirbau pusantros dienos. Supratau, kad tai visiškai ne man ir po turbūt 2 dienų gavau iš Manto skambutį, ar vis dar dirbi transporte. Ir pradėjau dirbti pas Mantą komandoje. Iš viso pradirbau su Renault produktu apie 6 metus. Įdomiausia patirtis būdavo dirbti su viešaisiais pirkimais, mėgdavau skųsti visus, kas bandydavo gauti tai, ko labai stipriai nori. Ne kartą būdavo, kad pirmiau išspiria duris salono, o paskui sužinom, kad laimėjom konkursą. Ir vėliau tęsiau savo visą patirtį komercinio transporto įrengime po darbo su salonu. Šiek tiek apie mane. Keliauju į įvairias vietas, krentu iš lėktuvų. Statistika mano yra tokia, kad daugiau kartų esu pakilęs lėktuvų, negu jau nusileidęs. Esu aplankęs Černobylį, esu aplankęs Laplandiją šiaurės ašygai visai. Mėgstu gyventi palapiniai, vasaromis. Važinėju motociklais, mėgstu sportinius automobilius. Sakant, normalus laisvalaikis. Ir nuo šių metų buvęs mano projektas ARB patapo Voltronu. Šią savaitę jau startuosim su pilnu pavadinimu Voltronas Commercial Transport LB. Ir tikslas šių metų yra viską susistatyti, susistyguoti, kad kitais metais galėtumėm iškeliauti į kitus regionus. Pats Voltronas dirba sunkvežimių servisų, turi taškus Vokietijoje, Belgijoje ir Prancūzijoje nuo kovo 1 dienos. Iki metų galo bus dar 2 taškai papildomi Prancūzijoje. Mūsų kokia veikla pagrindinė, baltų mikroautobusų įrengimas. Spalvynas labai skurdus, dažniausiai būna arba vien tiktais balti, arba labai retai pilki mikroautobusai. Tai dirbam švariai, su švarios spalvos automobiliais. Pagrindinės veiklos tai yra faneravimas, dirbtuvių įrengimas, brigadiniai automobiliai ir visokie stogo priedai, kad vežti kopėčias savo, užsilipti ant stogo. Ir temperatūrinių keblų montavimus ir startuoja visai neužilgai. Pati rinka, sakysim, labai dažnai nelabai suprantam, kokia tai yra rinka. Tai šiek tiek statistikos. Iš pernai metų N1 kategorijos automobilių, tai yra būtent komercinio transporto Lietuvoje, naujų registruota 3500 su virš automobilių. Tai yra būtent mikroautobusai ir sunkusis transportas. 25 sausį jau registruota 435 naujų automobilių. Ir Lietuvoje šiuo metu eksploatuojami 6 metų senumo, iki 6 metų senumo mikroautobusai yra 22 000 su trupučiu. Jeigu įskaičiuot fizinis asmenis, tai yra 23 245 mikroautobusai. Tai čia tas tūkstantėlis, tai yra kemperiukai, dabartiniai populiarūs, kur fiziniai nusiperka ir įsirengia keliavimą. Teoriškai tai turbūt maždaug matai. Ir bendra rinkos vertė yra apie 30 milijonų eurų per PVM apyvartos per 23 metus. Tai šiek tiek trumpai apie kiekvieną iš tų keiksmažodžių, kuriuos čia paminėjau. Visi mikroautobusai didžiąja dalimi, tačiau sakyt, atvyksta visiškai pliki kiauri. Dažnai būna uždengta tik apatinė dalis iš praktiškai niekinės medžiagos, kuri labai lengvai lūžta, skyla, prasimuša ir išmuša įlenkimus į išorę. Dažniausias remontas 800 eurų, jaunasi visą sieną, visas mikroautobusas persilauža. Tai dažniausiai tiek kainuoja pats įrengimas tiesiog.
ir tas dalykas jisai tarnauja 3 metus, lengvai pakeičiamas yra ateityje ir tai yra greičiausiai atliekami darbai. Tai čia yra tas pats mikroautobusas atvažiavęs ir čia yra etapai, kuriuose yra įrengimas ar kliento poreikis. Gali būti sienos plastikas, gali būti sienos fanera, dengta fanera, iš ko tik tai klientas pasirenka ir kokio nori varianto. Grindys 9 mm, 12 mm gali būti vėlgi nuo kiekvieno kliento poreikio, kad nebūtų nukrinta viskas iki metalo arba būtų. Tai aišku, ko nepaminėjau, kad tos pačios grindys jos yra sparios slydimui, tai jeigu ko pastatė tik tvirtinų, tai yra papildoma apsauga, kad krovinys niekur negali išjudėti. Mobilios dirbtuvės ir išorės klientai. Tai mobilias dirbtuvės dažniausiai įsivaizduojam, tai yra tiesiog lentynų komplektas didžiulis, nebūtinai. Gali būti tiesiog viena lentyna, nedidelė, kažkam tai persirašti, komplektuojam viską taip, kad tilptų dar ir euro paletės, jeigu įsidėti persirašti kažkokius krovinius, jeigu reikia. Jeigu reikia, kad galima būtų užsilipti ir viršaus pasiskleitinti viską, kas gali važiuoti išorėje. Tai populiariausi, sakysim, variantai, tai va čia va ką mato nuotraukose, tai yra vidaus įrengimo, tai čia kasdienė duona ir projektavimas automobilių klientų. Įrengimas trunka grubiai apie 2-4 valandas vienam automobiliui atvykus. Po įrengimo automobilį galima iš karto eksploatuoti. Tai reiškia, jo nereikia palikti ilgam laikui. Tai yra žymiai patogiau verslam, kuriem vežt krovinius yra itin svarbu. Brigadinių automobilių įrengimas. Kol kas užsiemam tik tais su papildomom 3-4 vietom, kartu su visa dokumentacija ir įregistravimu, bet jis lieka N1 kategorijos, krovininis automobilis, ne? Ir šiuo metu kuriam dar vienokius variantus, kad galima būtų vežti ir vairuotojus keisti į Europą. Šiai dienai itin populiaru, ir kad suprast, kokie tai mastai, tai rudenį planas yra bent 30 automobilių paleisti jau suprojektuotų ir idealiai veikiančių, neskaitant servisų tinklo, neskaitant kitų poreikių klientams, nes būna netgi prašo, kad būtų vidurinė dalis mėgiama vieta, ypač kas užsiema servisų tinklais. Ir nuo šių metų pavyko prisitraukti atgal, turbūt, izoterminiai kėbulai. Tai yra visi kėbulai, kuriuose yra griežtai reguliuojama temperatūra viduje. Jie gali būti kelių kategorijų. Tai yra nuo 0 ir pliusinė temperatūra arba šaldymo įranga vežti grynai užšaldytą produkciją, tai yra mėsa ir visi kiti produktai. Taip pat labai stipriai šiuo metu yra ieškomos įmonės, kurios užsiema maisto pramonė, pervežimais ir tie, kas dirba su vaistais. Nes tai yra 2 kategorijos, kurioms itin yra svarbu išlaikyti temperatūrinius režimus viduje. Ir šitie dalykai jie gali būti su šaldymu, dėžės, paprastos, tiesiog kietašoniai vadinami, su liftais ir panašiai. Ir šioks toks trumpas sąrašėlis, sakysim, kokios rekomendacijos būtų mums labai naudingos. Tai yra visos švok sistemų pardavėjų ir naudotojų įmonės, nes tai yra didžioji dalis mūsų kasdienių klientų, kurie kreipiasi būtent dėl šitų dalykų. Krovinių pervežimo įmonės turinčios savo transportą, maisto ir vaistų pramonės įmonės, pervežimo įmonės, siuntų serviso paslaugas teikiančios įmonės, tai remontas, išvykstamasis remontas, gal taip vadinčiau, kuomet turimas arba užsakomas transportas sugenda kažkur tai kelyje. Netgi, sakysim, pats Voltronas ir mūsų pačių yra tikslas iki vasaros vidurio pasileisti 9 serviso automobilius, kurie veiktų visoje praktiškai Europoje, pradedant nuo turimų jau taškų. Tai reiškia, kad klientai kažkur sustojus gali atvažiuoti serviso automobilis, pakeisti patirdytą ratą, atlikti vietinį remontą
turėdamas viską, ko tam reikia. Be būtinybės transportuoti automobilį iki artimiausio serviso. Tai, kaip ir minėjau, dabar šiai dienai projektuojamas būtent 9 automobilius tam tikslui, kad tai būtų Lietuvoje, Vokietijoje, Belgijoje ir Prancūzijoje veikiantis transporto toksai papildomas servisis. Tai va, ir tada saulės elektrinių montuotojai, tai čia vėlgi, sakysim, labai dažnas atvejis. Ir pagrindinis dalykas tai yra, kad mikroautobusų įrengimą riboja tik fantazija.